Birželio 9 dieną Kuršėnų motociklininkų klubas Biesa MCC įgyvendino Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo projektą bei suorganizavo mokymus. Saugus motociklizmo skatinimas Šiaulių rajone. Bendradarbiaujant su Šiaulių technologijų mokymo centru, mokymai vyko idealiai tam tinkančioje vietoje – Kart 3 bazėje. Mokymuose dalyvavo Kuršėnų baikerių klubo nariai, Šiaulių rajono gyventojai bei Šiaulių technologijų mokymo centro motociklų vairavimo instruktorius. Šitoje teritorijoje mes jau antrą kartą darom mokymus. Prieš tai mokymus darėm, nežinau, gal 3, gal 4 kartus darėm mokymus savo klubhause. Mūsų kelio kapitonas visą tai darydavo. Mokęs iš visokios literatūros, tiek iš interneto ištraukęs, tiek knygas skaitė. Mokino važiavimą kolonai, mokino važiavimą po miestą, mokino pastabdymus, įsibėgėjimus, mokino visokius sutartinius ženklus, nes mes kolonai, kada važiuojam, vienas kitam parodom, kur duobė, kur kokie kliūtis yra, kur, sakykime, kada sukamės, kur važiuojam, greitėjam, lėtėjam, policija stovi ir panašus sutartiniai ženklai yra, kurių mes turėjom išmokti. Tai va, o šiandieną mokymai yra rimtesni, mokomės daug ekstremalesnių situacijų ir žiūrėsim, kas bus mokymo eigoje. Mokymus vedė Rytis Meržonis, Lietuvos ir pasaulio motorekordininkas, pirmą kartą motociklizmo istorijoje 2019 metais išlaikęs vairavimo egzaminą užrištomis akimis, motokaskadininkas, projekto Nakties siutas autorius bei taktinio vairavimo instruktorius. Sėdėdamas vairavimo pozicijoje, kiek matai va čia tarpo tarp rankenėlės ir rankenėlės šitos? Labai nedaug. Centimetras 2 ir ar vienodai svarbiausia? Vat irgi, va tu dabar sėdi vairavimo padėtį, patrauk rankas. Kiek matai va čia asfalto tarp iš viršaus va čia? Iš vis nematai. Praktiškai iš vis nematai. Pats pagrindinis dalykas, kuris būna ir dažniausiai, taip pat yra ir čia, kad yra pamirštama, kad reikia visą laiką laikyti baką suspaustą, kad būtų tvirtas kontaktas su suspaustu baku, kad atpalaiduot kokį manoma labiau rankas ir nepamirštam laikyti rankenėlės. O iš to seka visi kiti dalykai. Ta prasme, bakas atpalaiduotas, rankos įsitempia, rankenėlės ne ten, reikia manevruoti, netinkama reakcija ir taip toliau. Tai bazinės tos pačios kaip ir visur klaidos. Tarsi šiaip viskas labai tikrai gerai, bet reikia visą laiką primindinėti tos dalykus. Ką patartumėt mažoje erdvėje apsisukti, padaryti posūkis, kliūtį apvažiuoti? Taip. Esmė pagrindinis dalykas, mes įpratę, jeigu retai reikia važiuoti, maigyti per daug perdėtai sankabą. Jeigu mes darom mažą apsisukimą, pavyzdžiui, tai parkingą ar panašiai, kažkur prie parduotuvės, mes sukamės, manom, kad neįsuksim, spaudžiam sankabą arba važiuojam su tą sankabą, mėginam reguliuoti ir mocas tada neturi traukos pakankamai, jisai krenta. Tokiu atveju, jeigu mums reikia lėtai apsisukti, mes turime su galiniu stabdžiu prilaikyti jį, kad sustabilizuoti greitį iki tinkamo. Ir jeigu jaučiam, kad mocas purtosi, ką ir šiandien pastebim dažnai, kad dideli galingi Harley'e jų variklių tokia struktūra, kad jisai duoda smarkiai tą vibraciją, mes jau švelniai centimetrą 2 priminam ir nemaigomos stabiliai priminę prilaikom sankabą. Įgyvendinant projektą buvo skatinamas saugus motociklo vairavimas. Mokymai skirti šios transporto priemonės vairuotojams tam, kad susidūrę su ekstremaliomis situacijomis turėtų teorinių ir praktinių įgūdžių priimti tinkamus sprendimus, kurie gali išgelbėti net gyvybės. Taip pat tai prevencinė priemonė prieš kelių eismo taisyklių pažeidimus, saugų ir disciplinuotą elgesį kelyje. Važinėjom nebe pirmi metai, atrodo, kaip ir viską žinom, kaip ir viską mokam, viską suprantam ir nieko čia naujo galvojom nepasakys, bet iš tikrųjų su kiekvienu pratimu, kiekvienu papasakojimu, paaiškinimu, kaip reikėtų iš tikrųjų valdyti motociklą, kaip reikėtų elgtis, kaip reikėtų atkreipdėmėsi, kur važiuojam ir kodėl važiuojam, tai labai daug ir labai naudingų patarimų. Tikėtina, kad po šių mokymų įgytos žinios pravers ne tik saugesniam vairavimui, bet ir jomis bus dalinamasi su kitais motociklistais. Būtinai reikia ir įgūdžius prisiminti ir kaip šiandien kalbėjom su instruktoriais, tai motociklo vairuotojas ir motociklas turi būti vientisa junginys ir vienas kito turi klausyti ir, kaip sakyt, niekada nepamaišys. Važiuojam daug metų, bet bendravimas, pamokos, kitų patirtis yra reikalinga apie tai kalbėti ir kad visi išvažiavę į kelius saugiai sugrįžtumėm namo.
Baikerių klubas dėkoja savo srities profesionalui Ryčiui už labai svarbias pamokas, Šiaulių technologijų mokymo centrui už idealias sąlygas bei Šiaulių rajono savivaldybei, be kurios skirtų lėšų nebūtų pavykę suorganizuoti tokio renginio.